Tai reikia turėti pinigų, noro, kantrybę stovėti eilėje ir gali skristi į kosmosą. Plačiau apie kosmoso turizmą kalbuosi su Vilma Kondratiene, kelionių agentūros vadove. Pasakykit, ar jau yra kas nors nusipirkę bilietus į kosmosą? Arčiausiai mūsų Estas. Estas stovi eilėje, jau praeitais metais įsigijęs bilietą ir planuoja pakilimą 2026 metais. Lietuvoje yra besidominčių, iš tikrųjų mes neskleidėm tos žinios labai plačiai, bet turime kelius susidomėjusius, kurie jau turi rankose sutartis ir svarstymo etape. Štai mano kalbinti praeiviai sakė, kad klausė tiksliau, ar tai bilietas į vieną pusę? Ne, tai yra bilietas pirmyn ir atgal. Su sėkmingu ir saugiu nusileidimu ant žemės. Aš turiu tokį trumpą aprašą, kaip atrodo kelionė. Tai yra prie kosminio modulio prijungtas erdvėlaivis vos per 45 minutės pasiekia 80 km aukštį. Iškart po to seka atsiskyrimas ir erdvėlaivis su keleiviais milžinišku 4000 km/h greičiu iššaunamas į kosmosą. Norėčiau atkreipdėmėsi, kad yra skirtumas skrydžio į, sakykime, ne į Marsą ar į Mėnulį. Tai yra 1,5 valandos kelionė. Nuo pakilimo iki nusileidimo bendras etapas, nuo įlipimo į laivą ir iki išlipimo apie 3 valandas trunka. Tai, sakykime, tas išgyvenimo momentas yra trumpesnis. Ne parom, ne mėnesį žmonės keliauja ir, žinoma, pasiruošimo tam tikro reikia, sveikatos reikia. Kiekvienas žmogus, kuris jau pasirašo šitam įvykiui, jau jisai turi pats įvertinti savo sveikatą, stabilumą vietoje ir metai iki skrydžio, reiškia, bus patikrintas dar kompanijos ir, žinoma, prieš patį skrydį taip pat bus patikrintas kompanijos, ar tikrai gali žmogus skristi. Prieš patį skrydį dar vyksta ir mokymai, kaip išgyventi, kaip elgtis, kaip jaustis, kaip valdyti savo pojūčius, nes pasiekus nesvarumo būseną, žmonės visi gali atsisekti ir, reiškia, mėgautis akimirką. Kiek pasiruošimas vyksta? Pasiruošimas nuo 3 iki 5 dienų. Taip, nuo 3 iki 5 su inžinieriais, su psichologais, su visa komanda, reiškia, žmonės ruošiasi skrydžiui, turės simuliacinius skrydžius irgi, tai jaus, kaip jie gali tai išgyventi. Ir jeigu pasijus negerai, tai jie visada gali atsisakyti. O kiek tame palydove ar erdvėlaivyje yra, kokia ta įgula, kiek žmonių skrenda ir kokio dydžio? 2 pilotai ir 6 keleiviai. Kiek realiai pati kelionė kosmose trunka? Kiek pabūni kosmose? Nuo pakilimo iki nusileidimo skaičiuojama, tai priklauso vėlgi nuo pačio skrydžio, 1:20, 1:30. Tai čia pakilimas, kaip ir minėjau, 45 minutės. Skrydyje pačiam. Pačiam skrydyje. Taip. Ir nusileidimas. Ir nusileidimas, taip. Tai čia 10-15 minučių. 10-15 virš orbitos nesvarumo būsenai. Neužtenka tik tai noro didžiulio begalinio, to 500 000, geros dar sveikatos, kelių dienų pasiruošimo, dargi ir laukti reikia eilėje nemenkoje. Apie 800 žmonių nori pakilti į kosmosą. Taip, 800 asmenų yra dabar registruotų ir tas kitas, kuris pasirašys sutartį rytoj poryt, stos į eilę ir dabar paskaičiuota, kad 2027 metais tik tai ateis ta eilė pirmam skrydžiui.